Labas. Labas ir tau. Tai šis epizodas bus apie Lietuvos komandinį čempionatą. Kaip tu ten per video sakėjai? Lietuvos funkcinio sporto, Lietuvos komandinio čempionato 2025 metų. Aš bandžiau atrankos. Lietuvos. Lietuvos. Nu, bet taip yra, tai jeigu federacija... Federacijos pavadinimas koks? Lietuvos funkcinio sporto federacija. Taip. Ir varžybos? Lietuvos funkcinio sporto federacijos, ne, Lietuvos komandinis čempionatas. Nu, kažkas sakė. Taip. Sunkiai. LF3, Lietuvos čempionato komandinės varžybos. Komandos kaip ir pernai ir užpernai yra... Divizijos turime. Ne divizijos, kiek žmonių komandoje? Po du. Po du. Ir divizijos šiais metais 4 divizijos. Kaip ir pernai. Tai vyras, moteris, miksas. Ir šiais metais padarėm jaunimo atvirą kategoriją. Taip. Tai nesvarbu, nes pernai neprisirinko žmonių, tai padarėm. Ačiū labai. Tai bus mišrios komandos. Ta prasme, gali būti berniukas, mergaitė. Taip. Jo, jie visi varžysis vienu metu aikštelė, bet kaip leaderboardai apdovanojimai jau bus atskirai. Ir amžiaus grupės irgi bus sumaišytos, tai gal šiek tiek ir nesažininga, bet čia labiau tokios varžybos kaip, sakyčiau, kaip reklama crossfitui, reklama funkciniam sportui, parodomasis. Ir investicija gal į vaikus, kad daugiau jiems sukurti progų pasivaržyti, sudalyvauti, turėti tos varžybinės patirties, tai daugiau šitaip reikėtų žiūrėti į tą vaikų diviziją. Jau vaikams šiais metais atrankos nedarėm ir pernai nedarėm. Dabar yra 7 komandos jau vaikų, tai dar 3 vietos yra atviros. Tai kas pirmas užsiregistruos, tos vietos ir turės. Nebūtinai mes čia keliam kažkokių standartų, aukštų reikalavimų, pasistengsim padaryti kaip įmanoma paprašiau. Taip. Ir gal workoutų ne 6, o kokius 4, aš manau, būtų gerai vaikams. 4 workoutai po 10 minučių. Su ilgesnė šiek tiek pertrauka nei suaugusiams. Pažiūrėsim. Nu, bus matyti, pažiūrėsim, kas užsiregistravo, koks lygis ir tada jau bandysim. Taip. Pagal tą derintis. Gerai, dabar ką turim? Šiandien yra ketvirtadienis, tai podcastas greičiausiai išeis rytoj, penktadienis. Tai atranka jau paskelbta, atranka buvo paskelbta trečiadienį? Taip, vakar. Vakar buvo paskelbta atranka. Atrankai mes turim trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, 6 dienos. Tai video turit priduoti, susubmitint iki pirmadienio vakaro, 23 PM9. Ir registracija visiems. Ir registracija taip pat užsidarys kartu su video to deadline. Taip. Tai galite paskutinį dieną užsiregistruoti ir iškart padaryti workout. Arba galite pradžiai padaryti workout, nusifilmuoti, pamatyti, kad gerai pasisekė ir tada užsiregistruoti. Šitoje vietoje esame labai atviri. Kas dar? Dėl filmavimo gal kažkiek, dėl atrankos? Gerai, dėl atrankos. Jo, dėl atrankos workoutus jie paskelbtas, jis susideda iš 2 dalių, bet tai nereiškia, turi būti 2 video, vienas video, turi būti viskas nufilmuota vienu kadru, workoutas susideda iš 2 dalių ir 2 skirtingi taškai. Jūs gausite taškus už pirmą dalį, A dalį, AMRAP 8 minučių ir antrą dalį ir climbas. Tai vieno kadro turi būti viskas nufilmuota, reikalavimai kažkokių specifinių dėl filmavimo nėra, vienintelį, kad jūs visą laiką turit būti kadrį, jūs turit matytis. Neturi ten vaikščioti, kažkaip pašaliniai žmonės, laikmatis turi matyti žmonės, išdėstymas, kai buvo per openą, ten atstumas tarp štangų, tarp roverių, tarp šokdinių, tarp skrisinių nėra būtinas, tiesiog būkit kadrė, žiūrėsim taip pakankamai liberaliai ir... Taip trumpai aš gal, kad nėra jokių apribojimų, nėra jokių griežtų standartų, kur turi būti inventorius, ar galima ar negalima laikyti šokdynę rankose, ar galima sėdėti ant irklavimo aparato, jau įdėjus kojas. Tai nėra jokių apribojimų, tiesiog neišeikit iš kadro, prasideda workoutas, ką dar? Svorį turi būti nufilmuoti, nesvarbu, arba prieš workoutą, arba po workoutą, tai svoriai šiam workoutui yra tik deadliftuose, tai vyrų svoris 100 kg, merginų šiam 5 kg. Kuri štanga nesvarbu, gali būti vyriška, gali būti moteriška, 15 kg, bet nufilmuokite ir kotą, kad matytųsi užrašus.
Tai vyrai 100 kg, merginos. Vyrai gali dirbti ant vienos štangos? Taip. Turi dirbti ant vienos štangos. Taip. Vyras, moteris turi turėti dvi atskiras štangas, nekiteliot svorius. Skersiniai irgi gali būti skirtingi, kas aukštesnis gali turėti aukštesnį turnį, kas žemesnis gali turėti žemesnį. Tik tai vienu metu negali dirbti du atletai. Tai vienas atletas visą laiką turi ilsėtis. Vienintelis apribojimas dabar dar, tai gerai, kad vienas I go, you go ir kad kiekvienojame pratime turi būti bent vienas pasikeitimas. Tai taip pat, kol nepabėgam taustų baro, vienas negali kabėti ant skersinio, kitas daryti. Jeigu vienas daro, kitas turi ilsėtis. Tai vienas visą laiką ilsisi, pilnas poilsis, tai reiškia, nieko nedaro. Negali nei kabėti, nei gulėti, tai dar kažką, nei laikyti štangos. Jo, vienas pasikeitimas būtinas, tai kalbant apie, mes pradėm nuo double under, nuo dvigubų šuliukų, bent vieną dvigubą šuliuką turi padaryti pirmas atletas. Taip. Tada visus kitus gali padaryti antras atletas, taip pat su deadliftais, nors vieną deadliftą turi padaryti antras atletas ir nors vieną tostų baro turi padaryti antras atletas. Ir klavime irgi turit pasikeisti bent vieną kartą. Taip. Jo. Galite 1 metrą nurklot, pasikeisti ir antras gali visą distanciją nurklot. Po irklavimo prinešti telefoną prie ekranėlio, kad matytųsi užfiksuotas laikas 3 km. Tai 3 km, kai jungia, turi suspausti, jog tai select workout, kad būtų 3 km į mažėjimo tą tvarką. Taip, šitas, kaip nustatyti irklavimo aparatą, yra video įkeltas. Tu būtinai tai padarykit, kitai bus labai sunku atsiekti laiką. Taip. Praktiškai neįmanoma. Tai imsim tą laiką, kuris bus... Kuris matysis. Jo, jeigu laiko nesimatys, tai bandysim skaičiuoti pagal filmavimo trukmę, bet nebus tikslus rezultatas. Taip. Tai jeigu jūs viską teisingai nustato, tai turi pasirodyti 3 km atstumas ir kai jūs pradedate irklot, atstumas turi mažėti. Ir workoutas pasibaigia 0 ir tada fiksuojasi laikas. Taip. Koks geras rezultatas. Apie 10 minučių turėtų būti, manau, toks neblogas rezultatas irklavimo. Čia kokiam peisui skaičiavai? Čia kažkur minutė 40 ir greičiau. Kaip tu galvoji? 200. Vyrai, jeigu mes su tavim ir vyrai, taip, iki 10 minučių. Pažiūrim. Po vieną kiam atlaikytumėt, jeigu greitai keistis. Kiek keitimų darytumėt? Po 500. Sugaištume, manau, ant apsikeitimo, gal mes šiek tiek ne. Po mažiau keitimų, po 700. Mažiau, 700 pėm? Jo, manau taip. Dar neaišku, kaip po A dalies bus savijauta. Tai irgi įtakos irklavimo. Taip. Ten irgi nėra daug laiko poilsio. 2 minutės. 2 minutės. Ne, čia toks epiniek. Tai laikant peisą minutę 40, čia yra lygiai 10 minučių. Tai čia jau tada labai geras laikas būtų. Manau, apie 10 minučių. Čia jau labai geras. 15 minučių būtų geras rezultatas. Vyrų, merginų, žinoma, šiek tiek. Nes dar apsikeitimai visi būtų, jie irgi užtruktų. O pirmo workouto dalį 8 minutės, manau, neblogas rezultatas, apie 4 ratai, kažkas tokio. Skaičiavom mes, nebepaminu, aš dabar kiek tenais vienam ratui mes ten sakėm, ar tai, yra 60 double underio, 30 taustų baro ir 10 deadliftų. Gerai, kaip mes darytume? Tai... Šukdinti turbūt, nes vienas ir sušukinėto viskas. Taigi negalima vienam viskas sušukinėti. Vieną padarai ir kokį, ar po 30. Bet tada neverta. Tai tada gaunas, kad vienas sušukinėja tenais kažkiek arba iki suklydimo, arba ten kažkiek tenais nedaug pakartojimų palieka kitam. Gerai, 60 double under, čia yra kažkur 40 sekundžių. Taip, tai nėra protinga, jeigu tu šokinėjai ten 59, aš atliksiu vieną dvigubą double underį ir man tada eit ant skersinio. Tai tu šokinėtum ten kokį 20, gal 30, tada aš užbaigčiau, tada tu taustų barus dėdi, aš užbaigiu taustų barus, tada kiek ten taustų barai, 15 greičiausiai, kad darytume. Tai čia irgi kažkur apie 40-50 sekundžių su transitionu. Taip. Ir 10 deadliftų su pasikeitimu kažkur 20-30 sekundžių. Tai vienas ratas iki 2 minučių pagal mane. Taip. Turėtų būti geras rezultatas. Aišku, jeigu stringi ant double underio arba taustų barus, kaldai gali būti šiek tiek ilgiau. Transitionas čia daug. Transitionas čia daug duoda. Taip. Ir ne tik transitionas, bet ir kaip tu nori greitai keistis. Taip. Šiuo metu vyrų yra 14 komandų. Tai
Vyks atranka. Tenais atranka bus. Jo, pernai buvo tik tai 12 komandų, tai tik 2 atkrito, šiais metais jau reikės pasitengti, kad praeiti finalą. Tik tai, merginų kol kas tik tai 3 komandos. Mikso 4. Liūdna. Mikso 4. Tai Mikso žinau, kad dar apie 2-3 komandas prisiregistruos, tai turėtų būti apie 10. Jeigu bus 10 komandų, tai atranka privaloma visiems, visi turit padaryti atranką ir nusiųsti video. Bet jeigu komandų bus mažiau negu 10 arba lygiai 10, tai mes tų video nežiūrėsim, jau tai praeis visos, tai dėl to nepykit čia. Supraskit, kad irgi pažiūrėt 10 video po 10 minučių ar kiek, tai gaunasi daugiau po 18 minučių, po 20 minučių čia užtrunka laiko. Good, toliau. Arčiau prie varžybų. Po atrankos peržiūrėsim visos video ir paskelbsim, kas praeina į finalą. Paskelbsim kažkur, apie savaitės laiko reikės visas video peržiūrėti. Jo, manau, apie 31, man atrodo, apie 31 dieną turėjom paskelbti. 31 dieną. 31, tai čia jo, 25 baigsis atranka, savaitę mes savo pasiemam peržiūrėti video ir 31 dieną mes paskelbim, kas praeina į finalus. Ir finalą jau lygiai po savaitės, rugsėjo 7 dieną, sekmadienį, Lukiškių aikštėje. Jeigu taip nutiktų, kad neužsipildo komandos iki deadline'o ir tam laikotarpyje iki mūsų paskelbimų, kurios komandos pakliūna, gali būti, kad priimsim, bet greičiausiai negausi starter pako su tą sąlygą. Jo, jeigu bus užsakytos, dabar tiksliai nežinau, gal bus užsakytos maikuitis, kokie starter pakai, nuo rėmėjo. Tai čia priklausys nuo laikotarpio, kada pasikreiptų tada tos papildomas komandos. Jeigu paskutinį minutį iššoksi, tai viskas gerai, galėsit dalyvauti, tik negausit starter pako. Toliau. Dėl tvarkaraščio varžybų kol kas neaišku, bet preliminarus planas yra toks, kad pradėsim sekmadienį kažkur apie 9-10 ryto. Taip. Pradėsim nuo vaikų. Formatas yra, reiškia taip. 2 valandos vaikai, nedidelį pertrauką, 2 valandos moteris, nedidelį pertrauką, 2 valandos miksas, nedidelį pertrauką ir ant galo vyrai. Tarp pusvalandis iki starto briefingas. Kiekvienai komandai, tai reiškia kiekviena komanda, kuri ateina jau dalyvauti savo laiku, turi atvykti bent pusvalandžio anksčiau tam, kad išgirstų briefingą apie testus iš mūsų pusės aikštelėje. Taip. Tai labai preliminariai vaikai startuos apie 10. 9. Merginos startuos apie 12. Taip. Miksas startuos apie 2-3. Ir vyrai startuos jau vakar kažkur 5-6. Čia jau dar arčiau prie varžybų. Taip. Paskelbsim. Formatas hypermedley, tai reiškia, jūs išeinate aikštelėje, praktiškai iš aikštelės neišeinat. 5 arba 6 workautai, dar workautai nėra iki galo jau sugalvoti, nes gal tikimės kažkokios papildomos įrangos, papildomas inventorius, kol kas paliksim tai paslapti. Jeigu viskas suvažiuos gražiai, tai gausit naujų judesių, gausit naujų pratimų. Pavyzdžiui, plaukimo tokios vonios. Ten, kur fontanas yra įlipi kaip į vonę, atsiguli, plauki ir tau kuria pasipriešinimą ir tu vietoj plauki. 10 vonių pastatė kiekvienam. Taip. Ką dar norėtum? Matei tą, kur išlipi iš baseino ir turi lipti į virvę? Jo, aš labai patik, šitą pasižymėjau. Tai reikia 10 kubilų. Ta, pripūsta ledo vonė. Taip. Būtinai ledo turi būti. Ta, minkšta. Taip. Pakabinti vyroje prie rako, išlipi, palėti, vėl šokį į vonę. Geras. Šitas bus? Taip. Tada paimsim iš Lumberjacko, žinai, varžybų, kur yra rastas ir su kirviu turi kuo greičiau nukirst. Tada iš Strongmano jaukus. Ir Atlas Stone. Atlas Stone, taip. Kiek kilogramų? Nežinau. 100? Vyram ir moterim. Koks ir? Vienas kamuolys. Ir vaikams irgi. Taip. Kas gali rident, kas nešti. Geras. Jo. Gerai. Tai dėl workoutų dar neklausinėkit, dar žiūrim, kiek komandų užsiregistro, kokia įranga suvažiuos ir tada jau arčiau prie varžybų. Bet manau, neskelbsim labai anksti, jo nebus taip, kaip prieš Lietuvos čempionatą, kur workoutai buvo paskelbti prieš 2 savaitės, tai pasitengsim paskelbti vos ne paskutinį dieną.
Ne paskutinė diena negalima, pagal federacijos taisyklės turi būti paskelbti jie anksčiau. Bet ar komandintas galioja? Galioja, nes tai irgi pagal tos pačios lenda po federaciją, tai manau, kad tikėtis reikia maždaug savaitę likus. Nedaugiau. Taip. Tai išbandyti gal kažko, galėsite išbandyti, bet greičiausiai, kad nebandysite. Anyway, neišbandysiu tokių formatų. Tai dar grįžtant prie formato. Jūs išeinate į aikštelę, turi 2 valandas, padarot pirmą workoutą, labai trumpą pertrauką, gal 10, maksimum 15 minučių jūs galite likti aikštelį. Pernai buvo prie aikštelės padaryta palapinė. Atlet recovery išeinat, ištisėt kojas, pamasažuojat viens kitą, pavalgot ir iškart grįžtate į aikštelį. Čia toks labiau ištvermės formatas, sakyčiau. Taip, labai daug apie atsistatymą tarp rungčių. Tai kuo geresnė ta aerobinė bazė, tuo greičiau atletas atsistato, bet jau ten po 3-4 rungčių ten visiems jau dažniausiai būna tokia kankinė kažkokia. Siela po truputį palieka kūną. Palieka. Tai jau pagalvokit, ką valgysit, pagalvokit kažkaip gal turit savo recovery būdų, tos raganai, kelnės, masažinės, kas dar gali būti. Masažinės kelnės tenais jau sunkiai užsidėsi, juos tengi reikia 30 minučių jom, ne? Kiek laiko trunka. Tai jeigu tarp rungčių yra 10 minučių, ten tik tai atsiguli ir ten jau reikia eiti sekantį testą. Aišku, tiek esi įšilęs po pirmų 2 testų, kad jau ten daugiau nebelabai reikia ką apšilinėti aikštelį papildomą, bet apsičiupinėti ten savo įrangą tenais reikia kartais. Ja, tai pagalvokite apie atstatymą, apie maistą, būtinai apie stay hydrated. Vandens. Vandenį ir elektrolitus. Jo priklausomai nuo oro. Kol kas oras neblogas nusimato, 18-19 laipsnių. Jeigu bus saulė, tai čia papildomas prakaitas išmuš. Ir atvirkščiai, jeigu bus šalta, tai pagalvokit, kad nesušalta ar workout. Iki šiol visos varžybos, kurios vyko Lukiškių aikštėje, būdavo labai karšta. Taip, bet šį vasarą netokia dosni, tai gal ir nebus. Jo, turėkit kepurį, turėkit akinius nuo saulio, pasikeisti maikutis, kad nesidėt šlapiam 2 valandas. Kas dar, kokios rekomendacijos? Iš tavo patirties, tu dalyvauji vienais metais. Jo, bet nieko daug nesugalvoju tenais. Ką norėjau pasakyti, pabandykit taip, tokiu formatu ir pasitreniruoti. Taip. Mes dažniausiai kaip ir įpratim sportuoti ateinat, padarot kažkokį jėgos pratimą ir tada 1 arba maksimum 2 workoutus. Tai pabandykit pakiteliuoti savo programingą ir pabandyti per dieną padaryti 4 workoutus su trumpą pertrauką. Ribotą. Tai padarot pirmą 10 minučių nustatot. Arba tiesiog, kai workoutai yra tenais skelti į A ir B dalį, turėti labai trumpą pertrauką tarp tų dalių ir pratintis prie to, kad su dideliu nuovargiu fone reikia atlikti sekančią dalį. Jo, taip pat dabar, kol dar neprasidėjo, paeksperimentuokit su maistu. Padarėt workoutą, suvalgyt gėliukų, suvalgyt guminukų, pažiūrėt, kaip jūsų skrandis reaguoja, gali būti, kad ne visiems gerai reaguoja. Nesenais ten to maisto ten tiek daug neprivalgysi, nes tenais ta širdelė visą laiką bekylanti į ramybį, tenais jau tiek nebenusileidžia dažnai. Aišku, priklausys viskas nuo testo, bet ten tiek to maisto normaliai nebus. Viskas daugiausiai skysčiais. Karpsai. X-Endurance. Taip. For the win. 70 gramų po kiekvieną workoutą. Krevo.com. Nuolaidos kodas. Podcast. Dar neturim. Gerai. Kas dar? Einam prie klausimų? Einam prie klausimų. Tai pradedam nuo pirmo. Ar bus paskelbti minimalūs reikalavimai pratimų ar svorių? Tai visi bus pagal tai, kai buvo Lietuvos čempionatas individualių sport klasės kategorijos, tokie pat reikalavimai. Maždaug sport klasė. Taip. Tai svoriai, neatsimeni, kiek buvo reikalavimai? Nebenaršykim, tiesiog tokie pat reikalavimai, tai į Instagramą nuėjus, ten biškai paskrolinus žemiau ją pačią tenais ras.
Toliau antras klausimas, kodėl nėra komandinių rūkių grupės. Tai... Tiesiog dėl laiko ir vietos tokos. Mūsų savivaldybė duoda aikštelę, mes turim tik tai 9 valandas, man atrodo. Daugiau gal šiek tiek ten skim taip, nes iki vakaro dar yra apdaunojimai, ten mūsų niekas tenais neišvaro, bet 4 divizijas pravažiuoti, tai užtrunka iki 8 valandų, 7 valandų vakaro, tai tiesiog nebėra kur įsiterpti tuos rūkį divizijos. Taip pat, jeigu daryt rūkį vyrai, rūkį moteris, rūkį miksas, čia bus vos ne 15 kategorijų, tai čia reikia 2-3 dienų varžybos. Ir, nesusiregistruos tiek. Gal užsiregistruotų rūkį, nesitikėjom, kad ir tiek daug užsiregistruos ir į Lietuvos čempionatą, tai sėkmingas buvo. Tai čia gal nebuvo planuota rūkį divizijai, bet ir klausimas, ar mes gautume tą aikštelę 2 dienom, bet gal kitais metais. Gal. Kitais metais gal jau bus daugiau, jau galima pagalvoti apie rūkį. Taip, bet ir aplamai, po Lietuvos čempo labai trumpa pertrauka iki komandinio, tai labai daug ir atletų pagrindė, dar nespėja atsistatyti. Taip. Pavarksta varžytis, nori pailsėti. Nuo vieno starto per metus. Taip, plus laukia dar pasaulio čempionatas, tai jau greitai, kaip ir reikia pradės ruoštis, tai gali būt per daug. Bet mes čia kalbam apie išimtis. O kiek yra žmonių, kurie sustartuoja per metus Lietuvos čempionate ir daugiau neturi jokių startų. Tai čia... Du išlės būtų per didelis stresas. Gal ir taip. Šitą reikia planuoti iš anksto. Gerai, sekantis. Kada paskutinį dieną registracijos? Tai 25 dieną, 23:59, taip pat sutampa su workouto įdėjimo, rezultatų įdėjimo. Taip, iki pirmadienio vakaro, iki pirmadienio nakties. Iki antradienio, žodžiu. Janina, ar gali dalyvauti vyresni dalyviai 50+? Ir klausimas, ar svoriai jiems gali būti mažesni? Tai jinai man rašė, tai aš jai atsakiau trumpai tariant, nebus mažinami, bent jau iš anksto planuojama taip. Dalyvaut gali, varžybų dieną, jeigu matysime, kad jie, jeigu negali atlikti ten tų pratimų ar su tokiais svoriais, tai mes jiems galime padaryti palengvinimą aikštelėje. Bet tuomet jų rezultatas nebus kaip įskaitinis ir jeigu jų laikas bus top 1, tai nesiskaitys jie leaderboard'e top 1. Taip, bet mes nepasižadam, jog tą galim padaryti. Tai kol kas sakom tiesiog trumpai ne. Jūs turite suprasti, kad visa varžybų kaip filosofija yra sukurta atletams vienodos sąlygos. Tai jeigu mes pradėsim taikyti išimti vienam mažesnį svorį, kitam didesnį, vienam dvigubų šalių, kitam viengumį, tai čia jau ne varžybos, čia jau treniruoti. Tai dėl nekaip nebe jau varžymosi tikslais, kaip ir gal išeis padaryti tai, bet nieko nepasižadam. Vienais metais Ignalinoje buvo pirma rungtis ištvermės, kur buvo plaukimas, tai buvo padaryta taip. Tie, kas bijo vandens ir nelabai moka plaukti, jiems buvo leista plaukti su plūduru, bet jie automatiškai negali būti aukščiau už tuos, kurie plaukia be plūduru. Pavyzdžiui, 30 žmonių dalyvauja, 25 plaukia be plūduro ir 5 su plūdurais. Tai tie 5 jie varžosi tarpusavį, bet jie negali būti aukščiau nei 25 vietą. Taip. Jo, tai tokį principą galim taikyti. Jeigu nėra tikslo laimėto, tikslas labiau sudalyvauti ir komandos neužsipilda, manau, kad taip. Bet čia bus turbūt arčiau prie varžybų, apie tai pasvarstysim. Ar netgi gal varžybų dieną mes tą nuspręsim daryti. Kaip dėl svorių, čia apie atrankinį turbūt klausia, kaip dėl svorių filmavimo, atstumai tarp skersinio štangos virvės, ar yra kriterijai? Tai jau pasakėm, apribojimų nėra, gali susistatyti labai ten glaudžiai. Taip, glaustai. Tik saugumo sumetimais, tik tai jo galvokit, kad nedėtumėt štangos po skersinių, jeigu darydami tos tubarus, jūs krentat ant štangos, čia jūsų atsakomybė, ne mūsų. Arba kai šokinėsit, kad neužkabint viens kitą ar neužkabint štangos, tai jau čia vadovaukite sveika logika. Tai tik tais neturi būti prie deadlifto, ką pagalvau, kad
pasistatyti taip, kad aš stoviu priešais tave, tu atlieki deadliftus, o aš užstoju tave kamerai. Kad kamerai. Tai reiškia, deadliftų turi kampas būti šonu, kad matytųsi pilnas ištiesimas. Ja, mes šiandien apie tokius dalykus kaip labai savaime aišku ir suprantam, bet kai prasidės video, tai pamatysim. Nes pernai atsimenu, kažkas atminti, nesakysiu kas, daro trasterius ir kadras va toks. Ir net nesimato rankų ištėsi, neištėsi rankas. Ir žmonės nesuvokia, kad čia kažkas negerai. Darė trasterius ir stovi už irklavimo aparato bugno ir nesimato ar įtupė ar neįtupė. Jo. Taip pat ir su irklavimu. Jeigu jūs nurklosit atstumą ir neparodysit ekrano, tai kaip mes žinosim, koks laikas yra. Ja, tai šitą, galvokit, įsivaizduokit, kad jūs turit patys save teisėjauti ir savo video peržiūrėkit. Ir jeigu video yra netinkamas, perfilmuokit, perdarykit. Arba geriausias patarimas vienu metu, kai filmuojatės, turėti dvi kameras. Vieną vienu kampu, kitą kitų kampu. Dar vienas toksai gal patarimas. Jeigu yra dalyvavusių jau, kurie nuolatos filmuojasi, tai paklaus patarimų iš tų žmonių, kad padėtų statyti ir kamerą, ir tenais įrangą, inventorių. Kitas patarimas - pabandyti pastatyti kamerą, praseiti per workoutą vieną ratuką. Pažiūrėti, ar tu matai save visą laiką. Taip, padaryti irklavimą ten šiek tiek ir tada pažiūrėti vaizdo įrašą, ar viskas gerai matosi. Ar laikrodis matosi, ar judesiai matosi, kad yra pilnai atliekami. Taip pat prieš filmuodami, jeigu filmuojat su telefonu, tai į avia mode. Nes jeigu filmavimo metu jums kažkas paskambina, dažniausiai video būna sustabdomas. Ir vietos. Ir vietos turėti reikia, būtinai. Nes 20 minučių išfilmuoti reikia nemažai vietos telefone. Tai jeigu nutrūks pusiaukelį, tai bus liūdna. Buvo ir man taip, kelis kartus liūdna, tai nieko nepadarysi, pasimokai iš savo klaidų. Dabar 2 kameros turiu visą laiką. Viską patikrinu, viską ištirnu, viską išjungiu, filmuoju. Man net šiais metais per Openą buvo. Man rodo, šiais metais per Openą. Pirmam? Nepamenu. Ne pirmam. Bet pritrūkau vietos. Nepasižiūrėjau. Tiesiog nuolatos filmuoju, niekada netrūksta tos vietos ir nepasižiūrėjau. O man pernai buvo irgi per Openą, per Masters semifinals. Pastačiau telefoną, pradėjau filmuoti, tai tada biškai taip šonu pasisuko ir pasispaudė stop mygtukas. Ten buvo 20 minučių amrapas, aš gal 11 minučių padariau. Eiktų savo. Ir negalėjau tą patį dieną perdaryti, nes jau iki vakar reikėjo submitinti. Tai iš karto antrą kartą pradėjau daryti ir, beveik blogai. Dėl to į gamesus nepraėjau, sakykime. Tai, žodžiu, jo. Kas Open'e dalyvauja, quarterfinals dalyvauja, arba anksčiau kas dalyvavo online kvalifikacijos, tai turi žinot, arba kas nežino, paklauskit draugų, arba į ChatGPT rašykit, kad jums surašytų punktus viską, ką turit padaryti tų durų. Tai mes dabar kaip ChatGPT viską jau pasakėm. Taip, ko gero, bet vis tiek atsiras klausimų. Koks apšvietimas turi būti? Koks apšvietimas? Kur? Kai filmuoja. Pakankamai šviesus, su jungtom šviesom. Irgi dėl to stubaro klausimas, žinai, kaip užmatyti, ar žmogus hitinas skersinį? Neatsakinėsiu. Visą laiką gali pastatyti tokių kampų, kad nesimatys. Taip. Tai, bet ir per Openą tas pats. Tai ką, praeis nepadarant normalių taustubarų, ateis į varžybų aikštelę ir gaus daugiau taustubarų. Taip, tai tegul čia, žiūrėk, buvogi Open'e, kur laimėjo ir pateko į Mayhem Classic. Franks jau pakvietė asmeniškai. Taip, pakvietė į Mayhem Classic ir tenais rabdo gavo ir ligoninė atsigulė. Tai sukčiavimai skaudžiai kainuos pačiam. Tas mūsų community didelis, visi pažįstam viens kitus, tai tas sukčiavimas tikrai nebus gražu. Pakviesim podcastą ir prigėdinsim. Taip. Sveiki, ir numatyti, kaip mes šitą atsakėm. Ar galima laikyti šokdinę rankose, kol laukime savo eilės šokinėti? Galima, tik tais negalima, kad persidengtų repsai. Tai reiškia, aš turiu matyti, jog tu sustoji ir tada tik tais aš pradedu savo judesį. Taip. Tai jeigu tu šokinėjai dvigubus šuoliukus, o aš pradedu šokinėti viengubus, taip negalima. Reiškia, aš jau esu paruošiamajam. Tai
ramiai stovi ir viskas, ir laikau šokdynę. Prieš startą ir klojant kojas ant žemės, ar vis tiek gali būti užfiksuotas irklavimo aparate? Gali būti kojos užfiksuotos, tik tais rankinėlių Negalima neįma. paimti anksčiau nei 10 minučių. Taip. 10:00 čik grebėt rankinį. Taip. Tai vis tiek laikas fiksuosis ant ekranėlio, ne nuo pagrindinio ekrano žiūrėsim, kada jie tenais nulipo ir pasikeitė, o pats ekranas parodys. Tik tai, kad nepradėtų vėliau irkluoti. Taip, taip. Jeigu Taip. pradėsit irkluoti vėliau, pavyzdžiui, pradėsit irkluoti 10:05, Taip. tai nuo jūsų rezultato 5 sekundės Taip. bus atimtas. Taip. Šitą turėkite omeny. Anksčiau nežinau, anksčiau tai turbūt gali pradėti irkluoti. Gali, jeigu nori. Čia nėra labai protinga, bet Taip. turbūt anksčiau gali pradėti irkluoti, už tai nebaudosim. Dabar jeigu dėl norepų. Bus penalty, pavyzdžiui, jeigu jūs suskaičiavot 60 balandį ir mes pažiūrėjom video ir matom, kad tai yra PM9, tai už tai bus penalty sekundėm. Dar tiksliai... Sekundėm ant irklavimo aparato? Ne sekundėm irklavimo aparato. Ai, ne, palauk, pirmam Repsai. tokiam rapas, pirmam Taip, repsai. Tiesiog repsai, bus tai sumažinti tiesiog, repsai. taip. Jo, o irklavimo, kaip jau pasakiau, dėl nekokybiškų repų, pavyzdžiui, jeigu daro taustų baros, yra taustų baras, repas akivaizdus ir jūs neperdaro, tai šitas repas irgi nebus. Taip. Bet Jeigu tenais tokie įžūlus, kur tai nereiškia, kad jūs galit visą workoutą tik su šokdiniu šokinėti, tai rinkti repsus. Tai ten tokių tiesiog net bus neįskaitomi tokie, tai jeigu ten vietoj 30 taustų barų bus 10 taustų barų, tai nebus 20 minus repsų, tai tiesiog bus nepatvirtintas rezultatas ir tiek. Taip, tai dar vienas klausimas, ar yra numatyta kelintą valandą, bent preliminariai startuos komandos, tai preliminarų tą planą jau pasakėm. Tai iš klausimų viskas. Tiek. Tai reikia tikėtis, kad bus 5-6 workoutai divizijom, vaikams galbūt šiek tiek mažiau. Vaikų greičiausiai bus sujungtas, kaip visada, bodyweightas ir skillsas. Taip. Gali būti poweris su jėga. Žiūrėsim, kaip čia dėliojasi, kiek įrangos turim. Taip. Jo. Ir kas nedalyvauja, bet nori prisidėti prie renginio, kreipkitės, visą laiką yra vietų teisėjaut. Kas bijo teisėjaut, visą laiką yra vietų padėti su aikštelės įrengimu, su logistika. Taip. Ir taip toliau. Viskas. Ačiū. Sėkmės atrankoje.